Fixus Mobilis projektas Pasidairyk pats. Pažink savąjį paveldą ir būdus juo pasirūpinti. Pasidairyk pats. Lietuvoje skardiniai stogai išpopuliarėjo tik XIX amžiaus antrojoje pusėje. Tai yra patikima, ilga amžė stogo danga Lietuvos miestuose, dvaruose ir turtingesnių ūkininkų sodybose. Ji išlikusi dar nuo Pirmojo pasaulinio karo. Tokiu būdu ji vis dar saugo statinį nuo kritulių ir dar tapo vertingų ir labai įdomių istorinių šaltinių. Šiame video mes aptarsime skardinių stogų specifiką ir jų priežiūrą. Oi, Mario, aš per savo gyvenimą tiek skardinių stogų esu prisižiūrėjęs ir visi yra prūdyję ir kažkur tais turbūt ir skylės yra, bet kadangi rūdis per visą stogą neįžiūrėsi, neatrasi, nesuprantu, kam tas skardinis stogas. Pradžiai gerai, gyrė, brangu, patikima, o paskiau 10, 20, 50 metų ir žiūrėk, ieškok su, nežinau kuo, tas skylės ardyti, o Jėzus. Nu gerai, iš išorės tai pasižiūrėjai, bet ar kada nors pasižiūrėjai iš vidaus, kaip atrodo? Iš vidaus, jeigu užeitum iš pastogės, pamatytum, kad labai didelė dalis skardų yra visiškai nesurūdijusi, išlikęs puikiai cinko sluoksnis ir kad truputį save pasiįdomint, aš, pavyzdžiui, pradėjau, bedirbdamas iš vis kolekcionuoti šitų... Parodyk, prispaus. Čia skarda? Taip, čia yra... Parodyk. Nu, čia Made yra in England? pats populiariausias skardos paudas, naudotas tarpukariu, praktiškai, didelė labai dalis pastatų turi tokius. Bet turi ir dar krūvas visokių kitų. Tu pasižiūrėk. Ir beveik visos jos yra iš Anglijos. London Memel, Lietuva, Made in England, Linko Best, Made in England, Best English, Galvanized Sheets. Čia yra, man atrodo, šitam interviu progresas ir iš karto 10 balų. Tai iš karto reikėjo sakyti, Made in Britai, vokiečiai gamino skardą, mes ją pirkom, dengiam iki šiol. Tai čia dar mūsų pronukiam tarnaus. Ne, tai, nereikia čia labai, idealizuoti ir kažkaip atrodys. Kiek metų šitai skardai? Šitai skardai turi būti, jinai tikrai iki 39, žodžiu, dengta. Nesitikėjau tokio artefaktą laikyti rankoje, o galėtum pabūti man labai gerų draugų ir padovanoti. Aš va taip pasikabinsiu ir nešiosiu. Man tikrai tai yra wow. Ir lietuviškai, ir angliškai. Sorry. Nieko nebus, žinok. Šitas jau yra padovanotas vienam kitam žmogui. Bet žiūrėk, geriau mes pasižiūrim čionais. Tarpukario Lietuva stipriai išmodernėjo ir jau 3-4 dešimtmečio pabaigoje atsirado tokių skelbimų, paskaityk, va čia pradžioj, kur pabraukta. Kas tai yra? Gerai, cinkuotos skardos vartotojams žinotina. Cinkuota skarda stogams dengti, stogų vamzdžiams, įvairių ūkio gaminiams ir indams. Vartokite, pabrėšiu, lietuviškas cinkuota skarda savo kokybę yra ilgi angių geriausios rūšies skardal. Lietuviškas žodžių. Geriausios rūšies. Ir tu norėjai pasakyti, kad Lietuvoje gamintas... Anglų geriausios rūšies skardai. Aš galvoju, Lietuvoje gamina geriausią rūšį. Aš taip norėjau perskaityti. Tai iš Anglijos, va tai, kad tu atėmė, ką aš tau gražinau. Čia apie šitą skardą. Ne, blogai, čia mes sumalėm. Gerai. Tai yra lietuviška cinkuota skarda, savo kokybė yra lygi anglų geriausios rūšies skardai. Aš tai sakau! Ir broliai Šmitai pradėjo gaminti lygią anglams skardą ir propaguoja... Vat Šmitai yra super lietuviška pavardė ir aš taip buvau įsitikinęs, kad lietuviai gali neprašiau. Kauno fabrike. Kauno fabrike? Taip. Ta skarda, reiškia, iš tarpukario būna vienos kokybės, bet tarkim, jeigu iš carinių metų išlikus, iš 20 amžiaus pradžios, tai jau tenais... Prieš pirmą pasaulinį. Jau yra, ta prasme, vis tiek ateina daiktui laiko, reiškia, savo tarnavimo pabaiga. Atsiranda visokių skylučių, krenta nuo kaminų, nuo visokių parapetų, krenta plytgaliai, tinko gabalai, išsitampo. Už tai tau atrodo, kad visiškai, reiškia, ir daugam atrodo, kad čia tiesiog reikia kuo greičiau keisti ir labai dažnai tai ir būna dalykas. Bet jeigu jinai yra padaryta su dvigubais falcais, jeigu stogas yra gana status, ypač va tokiam stogė... Čia status ar ne? Nu, čia toksai, ne, čia nėra labai status. Jo. Nes dažniausiai
skardinis stogas savo pačioje turi dar vieną skardos juostą ir turi tokius nuožulnius latakus. Tai va tose vietose, stogų salojose, kur sueina, va tokiose vietose, kur užsilaiko drėgmės sąnašos ir ypač sniegas, ledas, tenais tirpsta ir žmonės kartais net nesupranta, pro kur čia skverbėsi ta, reiškia, atrodo iš išorės kaip ir viskas gerai, nesupranti. Kur saloje, ten kur drėgmė užsilaiko, nu apskritai, va, užlenkimas, kur atsiranda, kaip sakoma, bet tokia, koks už... Jo, ir barjeras. tada tenais rudyja ir pūna ir panašiai. Tai va iš pastogės visą laiką tokias vietas geriausiai ir apžiūrėti. Šitą, tu prasme, šitą gali padaryti visą laiką. Užeiti pastogę, pasižiūrėti salojas, pasižiūrėti, reiškia, ties nusviriaisiais latakais, kas tenais darosi. Noriu patikrinti savo logiką, ar jinai teisinga apžiūrint pažeidimus stogo. Pirma, išoriai, tai gali pamatyti tas skylutes, atsiradusias nežinia dėl ko, atrodo kaip vinies skylutė, arba ten nukrito akmuo, kažkas užmetė. Nu, plytos, nu. Antras, iš apačios stogo. Reiškia, dienos metu saulės spinduliai, reiškia, braunasi ten, kur yra pažeidimai. Taip? Taip. Ar dar trečias yra? Nu tai va šita bendra, visa korozija, ta prasme, šita skarda kažkada buvo blizgi, graži, va tokia kaip tenais yra dar šiek tiek likę. Bet tai tiesiog natūraliai praranda cinko sluoksnį apsauginį ir jinai vis greičiau rūdyja. Jeigu ten yra sąnašos drėgmė, tai dar trigubai greičiau rūdyja. Paveldo pastatam šitie sujungimai, rankų darbo žymės, jos yra, nu tiesiog, jos suteikia tam tikrą išskirtinumą ir tokį laiko ženklą. Dabar dar tų skardininkų yra, kurie dirba su valcuojama skarda. Taip, ir juos reikia gerbti ir mylėti visą laiką. Gerai. Pas mane neskardinės stogas, tai... Pas tave čerpinis, aš žinau. Pas mane čerpinis, tai aš myliu čerpistus. Esu matęs tokių reiškinių, kai skardinis stogas buvo uždažomas. Ar tai yra nesąmonė? Nu tai yra gan praktiškas dalykas. Žinai, apie dažymą geriausiai būtų kalbėti ir jau priejus prie... Čia jau toksai tvarkymo, toksai dalykas, kurį reikėtų palikti profesionalam iš tikrųjų. Nes blogai paruošus pagrindą, paskui, nu tikrai, gruntavimas, dažymas, jisai užtrunka labai daug ir blogai padarius, tiek laiko suvalgo, kad paskui po 2 metų, jeigu pradeda luptis, tai tikrai labai būna, nu, apmaudu. Tai šitas dalykas yra vienas iš tokių, nu, gan puikių būdų, kaip pratęsti skardinio stogo gyvenimo laiką. Ypač tokio, kuris jau yra visiškai praradęs savo cinko sluoksnį. Tas, kuris dar nepraradęs pilnai ir kur yra pavienės tik tais tokie rūdžių žymės, ten galima naudoti ir šaltą cinkavimą. Tenais vyksta cheminė reakcija ir jisai pasidengia papildomų cinko sluoksnių. Kam tu mane čia pastatei ir kokį patiekalą pristatysi? Taip, tai šiandien mes ragausime cinkuotą skardą. Dar geros būklės skardą. Mes čia nenaudojam kažkokios visiškai surūdyjusios skardos. Ir parodysim, tiesiog pats pasibandysi, nes namie niekada to nepadarytum. Pats pasibandysi įvairiais būdais, padengsim antikorozinę dangą. Dabar reikia tau įsivaizduoti, kad čia yra kažkoks svarbus tau elementas, gan sunkiai pasiekiamas dažnai. Ar su keltuvu, ar kažkaip tai prieini prie kamino apskardinimo, ar palangės kažkokios, kuri pradėjo tik tai surūdyti, bet dar yra gan geros būklės, dar visiškai nesurūdijus ir arba jinai toliau rūdys greitai, arba tu ją greitai ją užkonservuosime ir atnaujinsime ir toliau tarnaus. Taip. Tai va dabar, pradedam. Nu ko? Jeigu turi tokį aparatą, imi tokį aparatą ir klijuoji. Jeigu turi centrinį šlifuoklį, dar geriau neturi, imi į rankas kažkokį 150-180 popierių, ne per stambų, ir nuvalai rudis, kurios atsiknojusios. Gerai, kurios rudis tik tais pavalyti ir akinius prieš tai užsidėti, vat, nes vėjui pučiant gali dulkės kilti. Nesidėsi? Ne, aš atsitrauksiu. Gerai. Duoj. Įsijaučiau, negaliu sustabdyti. Padėk, jisai pats veikia, jisai. Viskas. Dabar reikia nuriebalinti. Imam ksileną. Ksileną su šituo? Jo. Ir... Padėkam, davai, varyk. Oho. Man atrodo, nereikia dažyti ir taip gražiai atrodo. Nulakuoti. Nu, va, žinok, kuo kruopščiau parengsi, tuo bus tau paskui geriau. Dabar
Žaibiškai, matai, žaibiškai. Svaigsta galva labai jisai. Koncentracija gera. Oho, žaibiškai viskas iš jų išgaravo. Pradėkime nuo purškio. Tam tau reikia susidėti kaukę, nes šitas brudas yra nemalonus kvėpavimo takams. Taip pat ir man. Na? Vieną radžiuką. Ir spurk, nuolatos. Kaip nuolatos patikėjimai bus. Gerai, kad užsidėjom. Gerai. Kaukės, ne? Gerai, ir pirštinės kaip užsidėjom. Dabar kitas bus tiesiog dažas. Čia yra cinkas. Jisai jau, reiškia, ten vyksta cheminė reakcija. Čia yra dažas. Nitro dažai. Jo, su cinko prieskoniu. Gerai. Gerai? Aha. Neperpurk, šitarpurk. Gražus dažai. Dabar tepsim paskutiniu būdu. Ir akinių irgi nereikia. Prašau. Sukas. Oho, koks riebus reikalas. Ir jisai gan stipriai praskestas, apie 10% yra įpilta. Bet jisai atrodo patikimiausias, toks sluoksnis kaip odos užsitepi. Žinok, man irgi. Man irgi, taip. Išbraukyk, žinok, nepalik driūžių, kaip senas dažytojas. Aš jaunas. Jaunas dažytojas. Bet patyręs, taip? Labai. Maniau, šitos 3 dangos skirtingų temperamentų, sakyčiau taip, džiūna ir čia reikia arba kavos, arba kavos pertraukėlės. Gerai. Tai aš tave pavašinsiu tirpia kava. Gerai. Eikime. Klausyk, aš galvoju, ko man karšta? Taigi, šunta, reikia nusirengti. Teisingai. Mesgi net bedažysim jau. Šie du, purškiamas cinkas ir tepamas cinkas, yra visiškai kito principo. Jie, reiškias, apsaugo nuo korozijos cheminiu būdu. Įvyksta cheminė reakcija ir jisai pasidengia cinku. Ir jeigu gerai paruoštas paviršius, jie turėtų teoriškai gerai, ilgai ir gerai laikyti. Čia tu užpurškiam paprasčiausius cinko spalvos metalo dažus. Daugiau ar mažiau cinko arba ten tiesiog sidabrinius. Tarnavimo trukmė yra trumpesnė. Tai tu tiesiog... Kas gali atsitikti šiandien? Jisai po kiek laiko pradės luptis. Irgi priklausomai nuo to, kaip paruoštas paviršius. Paskui reikės padaryti tą patį. Tai tu tiesiog tada... Tiesiog turėsi jį išsirinkti. Tai reikia tiesiog turbūt padėti atviroj vietoj, kur mes ant stogo pritvirtinsim ir po metų pažiūrėsim skirtumą. Mes tokie eksperimentatoriai, tai turbūt taip reikia daryti. Iki galo.
nesuprantu, kaip jūs galite čia dirbti, kai vaizdai aplinkui tokie gražus. Bet jeigu pasižiūrės į stogą, tai čia tragedija. Tai jau vaizdai nebegražus. Ne, vat, pavyzdžiui, šitas gabalas, koks erelis galėjo jų čia numesti, kam jis reikalingas. Lapai, tai suprantama, mes ne lapų ir ne tinka čia atvažiavam Jo, mes... tvarkyti, va tragedija. Čia didžiausia problema. Čia yra problema, čia yra, aš nežinau, čia nutekėjimas neteisinga kryptim. Yra didžiulė skylė, šalia yra įskilimai ir apskritai iš kelių lakštų padarytas kažkoks skardinės koliažas. Aš žinau dėl ko, mane jau šitą Marius instruktavo, kad tais laikais buvo matmenys vienodi. Teko karpyti iš 5, man atrodo, čia lakštų skirtingų. Ką darom? Tai ką mes darysim? Ką darom? Darysim naują saląją. O žinai, kodėl ta problema atsirado čia? Todėl, kad... Didžioji. Saląje yra kur vanduo aktyviausiai. Čia kaip kokia santaka. Santaka. Čia Keli daugiausia... stogai į vieną vietą. Tai gerai, dabar pasimatuojam. Aš čia biškutį išlipu su savo šitais visai. Tu nelip. Ne, aš gražėsis toliau. Gerai, žiūrim. Reikia prisiminti matmenis, ar jūs gerą atmintį pats turite? Aš turiu. Turi? Atsiminsiu. Gerai. Tai 32 ir aukštis darom 3. 3, 3, 3, 3. O, meistras. 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3. Tai Tai leidžiamės, pjaunam, kylam, lopom. Gaminiu. Kęstuti, šis skardinės stogas turi įvairiausio pobūdžio pažeidimų. Tad kokie būdai sulopyti, susiūti ar užsandarinti, trumpai tariant, egzistuoja? Tai man tokio stogo, tai mes galim čia pasipraktikuoti įvairiausius būdus. Toksai... Geriau apibrėžk, jų yra 2, 3, 4, 5, kiek? Tai galim paskaičiuoti. Galim užtepti tiesiog hermetiko, vandenį atsparaus, galim užtepti hermetiką su tinkliuku, jeigu didesnis pažeidimas. Ir dar skarda. Galim dar didesnis pažeidimas, tai uždėti skardelę ir tada pritvirtinti kniedėmis. Ir dar bituminė danga. Taip, galima bituminę uždengti. Tai pradėkime, nuo kuri tau labiausiai patinka. Tai buvo tolimiausia. Tolimiausia žaizdelė ir tai bus su kokia medžiaga lopysim? Tai su tinkliuku, tokio vidutinio dydžio. Galim pirmą truputį pavalyti. Būdais. Kęstuti, norėčiau būti naudingas. Gali atkirpti gabaliuką tinkliuko. Ir atsimeni, kur skylė? Taip, atsimenu. Puikiai. Na va, jeigu turit galimybę, tai dar galima išdžiūvus antrą kartą užtepti, tik rekomenduojama. Kęstuti, nesu specialistas, bet man atrodo jau ir taip riebiai. Riebiai, nepagilėjom. Taip. Sekanti skylutė. Tai galim uždengti, va, taip, skardelę. Tai reiktų išsikirpti dabar skardos gabalėlį, kuris pakankamai uždengia. Ir čia turim tokią palankę situaciją, kad yra jungtis skardos ir galim pakišti, ir kad tikrai garantuotai vanduo nutekės. Manau, užteks tokio. Iki blizgasio? Nu, galim ir iki blizgasio bandydami, galim iki palėpės nusišveisti. Kaip pasakyti, užteks? Manau, kad užteks.
Na, galiu pakišti skardelę. Aš pasiruošiu kniedijimui. Abana. Taip. Oba! Va, šiukšlės pasistengiam nenumest bet kur, o susirinkti. Naudojant hermetiką reiktų dirbti su sausa danga, Nelyjant. nelyjant. Ir O ne iš jeigu, karto po. jeigu iš karto po ir reikia jų sarkyti, galim, pavyzdžiui, su kaitikliu pakaitinti truputį gal ir išdžiovinti. Bet šiaip tai geriausia išdžiovus. Gana dažnai senose stogose pasitaikantis pažeidimas - išsinėręs falcas. Aha, Skardos stogo jungtis. jungtis. Aha. Taip. Ir Mes galim dabar atstatyti į vietą ir dar padaryti papildomą laikiklį, neleidžiantį išsinerti vėl. čia, man Gal. atrodo, buvo jau laikiklis, tiesiog jisai ištrūko. Gal kažkaip buvo ir čia iškrito. su vinukais. Šitą išnaudoti galima. Galim išnaudoti ir šitą ir tokį pat pasigaminti naują Gerai. skardos juostelę, kurią pristuksime viduje, paskui jinai apsilankstys ir apgaubs ir neleis išsinerti. Va, prašau laikyk, kad nepasimestų. Tai dabar mes šitą skardelę pritvirtinsime ant medinio pagrindo. Taip, nu va. Dabar reikia apgaubti aplink šitą dešiniau esančią skardą. Ir dabar reiks atstatyti. Taip, leisti, kad šitą skardą Vėl grįžti į savo kažkas vietą. kliūna. Taip, ją biškį gal atlenkti, kad nekliūtų ir sulystų jinai. Ir dabar užlenkti atgal šitas skardeles. Ir tuo pačiu yra mūsų naujai pasigaminta. O tą galiuką galima Atkirti. taip kirpti. Bet va, dabar gana tvirtai. Atstatėm. Reiktų pastebėti, kad šitos priemonės yra laikinos ir 100 metų, gal ir netarnauti, reiktų bent kartą per metus patikrinti, apeiti namą, stogą ir tas vietas ar vis dar sandarios. Gerai, tai pasimatysim po metų. Pasimatom po metų. Rolandai, kol mes nepradėjom ją lankstyti, pjaustyti ar nežinau ką daryti, šita sidabrinė skarda, jinai labai brangi prabangė, ne? Ar čia auksas, baltas auksas? Nėra auksas, cinkas čia. Cinkas? Čia yra cinko skarda. Dar būna alavo cinko skarda. Kuo skiriasi? Padengimas skiriasi tik, kad cinko skarda galima dar ją lituoti su lydmetaliu. O prie alavo cinko skardos tu jos niekaip neprilituosi, jinai nesilituoja. Kuo galėčiau padėti? Toliau mes įsimatavom matmenys. Tu pameni. Aišku, Taip, pamenu, nu. 3, 1, 3, 3, 3, nu daug trejetų Jo, ten buvo. tai 33, 33 ir plus dar 2, 6, 6, 12. Tai bus 66 plus 12, ne? Būtent taip, taip ir norėjau Taip. pasakyti. Jeigu tokio labai mandro daikto neturi ir nenori turėti, ką daryti. Nu, o kaip čia tau dabar patarus? Tai galima ir tokių kaip ir rankinių būdų, bet nu nebus taip gražu. Tai dedam skardą. Aš tik parodysiu. Rolandai, tais laikais tikrai tokių įrankių nebuvo. Nu, bet buvo rankinės staklės. Tai mes jų neturim. Aha. Tai galima, jeigu taip rankinių, tai va paimi. Nu ir ant kanto kokį vis tiek namie. Vienas užgula, Vienas užgula, kitas lenkia. kitas ir lenkia. Va, tai panašiai kaip rodė, kad šiferio lapą Kęstutis darė. Nu va. ir- Gerai.
Nu, bet Įtikinamas, man šitas būdas mielesnis. Landai, laimai, pabaiga, ačiū, pirmas kartas. nu, tvirtas, va. Vanduo nebeatlenks. Ir mes. O čia galus, tai jau jis gal irgi biškutį išlindęs bus, tai pasikėlę viršui, pasikarpysim. Jūs ir aš palaikykime dar ant žemės tą legendinę saląją arba stogų santaką. Gerai. Vandens surinktų. Santaka. Dabar, ačiū, žiūri, tai, taip. Šiam momentui reikia pagalbos, ar ne? Ne, dabar jos nereikia, pažiūrėk, va dabar vanduo visas, kad ir iš ten bėgs, tai mes pamušim, jis atsimuš į kraštą, Aha. čia irgi bus šiferis, bet mes jį nukirpsim iki čia ir visas vanduo išbėgs ir nebeduos vandeniu įbėgti, va skylė beveik užsidaro. Tai vat mes dabar padarėm saląją, ten yra tarpas dar. Bet čia saląją nepasiekė, šiferis uždengtas. Taip, čia įsivaizduokim, kad tos skardos nėra. Taip, Nu, taip. šiferinis stogas, Supratau. tik tai salojos yra Supratau. skardinis. Mes šiferį dėsim iki čia. Supratau. Jo. Bet mums yra vienas trūkdymas. Koks? Nu, pažiūrėk, dabar vanduo su lataku atbėga ir jis bėga po apačią, atsimuši čia. Tai ką mes darom? Mums reikėtų pakišti, kad šitą va. šitas būtų ant salojos viršaus. Supratau. Jo, tai mes va biškį atsižymim. Čia reiks iškirpti ir Tai va. O su mechaniniam žirklėm? taip. O, čia. Ap. A, yra. Čia biškį atlenkiam. Dabar mum dar ją pradedam ir čia va sena skarda buvo. Taip pat irgi ant viršaus uždėta vanduo, viskas po ją, po saląją bėga. Tai mes ją irgi, op, nukirpsim ir pakišim po lataką. Oho, sunkiau kerpas negu šiuolaikinė. Ne, nesunkiau, tik tai tiek, Nesunkiau, kad jūs dviem rankom kerpat. ten yra sunku prieiti. Ir man gal... O, va. Mes jau kažką turim. Bandamas kažką. O! Nu, ką? Čia, va tikrai gerai palindo įsėtis. Jo, čia yra skardelė. Aha. Ką? Ir turim. Ja. Reiks pagalbos, kreipkitės. Aš čia. Dar man tada plaktuką. Ir yra čia toks priekaliukas, va čia už tavo, už nugaros yra, va. Šitas? Jo. Ir mes, kad jau šitai va padedam ir galim valsą. Valsuojam. Užvalsuojam. Užvalsuojam. Ir reikia kniedėm paskiau šitą dalį pritvirtinti? Jo, čia reikia kniedėm. Aha. Bet mes vis tiek dar viso nepadarėm.
dar va trūksta, dabar vis tiek vanduo bėgs, tai jis čia pabėgs. Taip. Mums reikia Reikia dar pakišti. vieną gaminį, tokį pat pasidaryti puotas skardą. Aha, kadangi pas mus jisai trumpesnis negu kad... Jo, mes neturim tokios skardos, tai darysim iš 2 dalių. Bet matmenys jau turim ir tada po pietų pavalgę, Gerai, supratau. stipresni ir tada čia suknėdėm dar suknės. Gerai. Tarpukariu 1 kvadratinio metro skardinio stogo uždengimas kartu su medžiagomis kainavo 6 litus. Dauginkit iš 10. Tikrai brangoka. Šiais laikais skarda gerokai pigesnė, bet patikėkit, pratęsti autentiškos skardos gyvenimo laikotarpį tikrai verta. Ir šis video tai parodė. Nebrangu ir paprasta ir svarbiausia, galite padaryti tai savarankiškai. Suteikite savo stogui antrą gyvenimą. Paprastai, sumaniai ir taupiai.